karštis? Kas tas karštis? Kas tas karštis? Jis gal čia kas yra? Kas tas karštis? Nenoriu. Ką? Nenoriu. Eina. What the fuck? Sakėm, neimsim prie oro uostų, bet vis tiek pasiėmėm. Parodžiau Uberio appsą, kiek kainuoja, tai sakė, už tiek nuveš. Kai atvyksti į Dubajų, gauni 10 gigų kortelės ir nemokamai. Be reikalo. Nusipirkom seilį. Arba bus ekstra. Taip, truks mina. Laisvė. Kaip čia tokį suvalgyti dabar? Nu, diena Dubajuje. Ką veikiam? Šopinamės. Žiūrėk, čia įkalinė. O dieve. Va, viduriai parduotuvės. Kabybo plakatą parduoda. Pasilgai sniego. Varom? Ai, noriu tai. Prekybos centre Čiužikovas. Tai šiandien pietus pavalgėm prabangiai. Tai atvarėm į food courtą. Aišku, paprašiau. Na? Žiūrėk, kiek čia žmonių. O, Araratas. Užtienos liūlė man. Tas buvo už 100 eurų, o dabar už 16. Gal dar rimčiau, ne? Ką? Na jo. Šalia draugelių. Tai atvarėm į spa. Ir pasirodo, negalima eit kartu į pirtį. Tai va, čia va. Vienintelė vieta, kur galim kartu pabūt. Taip jau yra. Su arabais. Aha, žiauriai. Nežinau, ar kada esu beviltiškiau ieškojęs parkingo vietos. Didžiausias molas Dubajui. Nežinau, kaip čia. 9 aukšte jau važinėjau. Ratas. Nieko nerandam. Žodžiu, ir turim bilietus į mokslo muziejų. Ja. Žiūrėk, čia kažkas rodo yra. Turim bilietus į mokslo muziejų, kurie yra Karolinos telefone. Karolinos telefonas kažkodėl sugedo, neišeina prisijungti prie interneto ir neišeina į TL paštą. Mano telefoną neišeina prisijungti prie Karolinos pašto, nes reikalauja patvirtinimo. Tai, žodžiu, varom į Aidylą ir mūsų muziejus prasideda už pusvalandžio, o dar net neįėjom į molą. O molas belia kokio dydžio, ieškosim Aidylą, bandysim susitvarkyti ragelį. Ir bandysim spėti į mokslo muziejų, ne? Mokslininkai mes. Ai, savo žiaurų. Kaip taip nebūt parkingo tokia didelė aikštelė? Neįtikėtina. Impossible. Visi priešais randa vietą, o mes ne, pažiūrėk, iš šitą Lambo. Radai, kur iškišta savo gaidį, ne? Čia ne Lambo, čia McLarenas. Pašvistas aš. Pala. Yes. Vieta? Yes, jo. Neįmanoma.
Mėgo rimčiau. What the hell? Čia Kinijoje mes gal? Arba Indijoje panašiau. Va. Mūsų gelbėtojas. O kaip užkelti viršų? Nėra. Tai ką darom? Tos pusės, einam ten. Žiūrėk, kas daros. Reikia man tavo rankos nepaleis, nes kai pasimesi, tai... Tai bus ragas, jo. Ragelė, dar nieko. Eiliai laukiam. Sako Karolina, tikiuosi nebus eilės. Tvarkė per minutę. Pasirodo, reikėjo ištrinti VPN appsą, nors prie VPN nebuvom prisijungę, bet tiesiog turėjom VPN appsą, dėl jo nebuvo galima naudotis nei mobile data, nei Wi-Fi, nieko. Tai va. Važiavom kiek? Kiek minučių. O suvažiavom, parkavom, parkingo vietas ieškojom kiek minučių, o važiavom dar irgi kiek minučių. Na tai žodžiu, 1,5 valandos, o fiksas per minutę. O mūsų tas šou, pažiūrėk, gal gali jį atkelt kitą dieną, nes čia neįmanoma jau bus. Turėjos updeitas, tai pasirodo Karolina tiesiog iki galo neužsakė, tai mes esam saugus ir galim stumti dabar šitą molę, nes jau būtume turėję lėkti. Tai ramu, ane? Ramybėlė. Tai sakė, pakalbėti reikia biškį apie kainas. Tai maisto kainos čia šiaip yra apie 20 eurų už patiekalą. Bet vakar, pavyzdžiui, valgiam food court'e, tai sumokėjom dviese 16 eurų. Tai... Thank you. Would you like to have any olive oil, balsamic vinegar as well? Balsamic vinegar. Or olive oil? Nori? Oh. Tai vakar valgiam food court'e, tai sumokėjom dviese 16 eurų. Ir net jis mane suvalgėm. Tai kiniečius. Šiaip skaniai irgi. Tai galima ir pigiai, galima ir brangiau, arba galima labai brangiai. Thank you. Tai yra patiekalų ir už 100-105 eurų. Jo? Visą laiką Minecraft'o žaislų paieškose. Ieškom Matėjui nedėvėt šarvų. Tokia užgaida buvo, kad išleido mus. Bet kol kas nieko nerandam. Va šitas rimtas toks va. Dubajaus molę, varysim plaukiot su valtim, su rykliais, rajom ir dar daugybė žuvų. Ane? Labai įdomu. Iški Brauklė gal ten likusi. brokuota šitą. Pudros. Vienas deginas, Kokiam žnyplėm noli. kiekvienas deginas. Šitas vyras. Deginas. Pabalės labai. Toks
Varniukus turi. Ačiū pusėj. Need more. Nu dar taip nematęs. Ne kaip atrodo. Kur mūsų Lamborghini? Jo, sakiau, aš jam, žinok, yra, bet... Gurmanė. Neblogai? Nėra blogai. Jo, galvoju, kad biškai šlikščiau. Nerandam, kaip pervažiuot gatvę jau, nežinau, kiek laiko važiuojam į priekį. Bet negalim pervaryti. Geras. O kur sesė? Ką? Atvarai užsipilt kūrą. Langus nuplauna. Užpila kūrą. Sakė, kaip sekasi, jinai manęs nematė kaip šeima, kaip vaikai. Neturiu tik tai grinų visai ką jam duot. Ką daryt? Gal tu kažkaip... Žestikas turi net savo aukštą. Very strong. Have a scissor. Thank you. Miau. Dar kokią žaidimų aikštelę, tai Ką? vaikų žaidimų aikštelę. Kursas. Kurie ragavai, Maki? Kai atsidarė liftas, kai varėm pavalgyti, buvom apsikabinę ir jie du arabai su apsiaustais ir pamatė, kaip mes buvom apsikabinę. Ir sakiau, kad labai šalta. Sakė, sorry. Ne? Jie net susinepatogino. Įlipdami į lėčką. Susinepatogino, visi nepatogino. Bendrai visi... Oi, sorry. Kvartelį. Visi bendrai pasinepatoginom, bet yra kaip yra. Galvom, gal ir neuždarys mūsų kalėjimą. Na? Please, please. Mes negalim 5 kelt jaučiu, žinok, nes... We are... Ne taip už tai. Good. Paustai. Ne? Maėm kur? Ko bus šešėlių? Wow. Amazing. Mane dabar. Žalė žaidė. Ne vieno žmogaus. Nieko nėra. Picą, užsisakom. Tu suvalgė, ką užsisakai pirmiausia, tada galėsim kalbėti apie picą. Sako, brangiausių patiekalų ir nevalgo. Pakapstei. Keičiam viešbutį ir varom į treniruotę. Na?
Tai pirmadienis atvarėm į treniruotę su Čingizu Alazovu. Muay Thai World Champion. K1 Grand Prix winner. And one championship king. His hands up, his head offline, because Chingiz is feeling it right now. Chingiz Alazov has accumulated an impressive collection of titles over the years. Ir mano buvusių priešininkų Zavur Džavadov. Kuris sukovojęs, kai man buvo 18 metų. Tai Zavuras tikrai topinis Latvijos kovotojas, šiaip iš Azerbaidžano kilęs. Ir dabar padarysim remačą. Tai va, tokioj vietoj Čingizo klubas, angarai. Champs Belts, va. Tai va, jaučiu Čingizo mašiną. Arba Rolls. Va, juda. Šaika juda. Hello, brother. What's up, champ?
Toks va Urusas prie salės. Čia kitas. Neblogai kickboksininkai gyvena. Dar Čingizui parodžiau savo brandą, parodžiau noką. Labai gaila, kad neturėjau nieko dovanų, nes jisai kaip tik neturėjo marškinėlių. Gal labai patiko. Sakė, pakurs Telegramų grupę, gal kažką sumastysim Dubajui. Tai dar gavau dovanų bintus. Čingizo pats dovanų nieko neturėjau. Labai liūdna, bet nieko, atsiūsim. Atsiūsim į Dubajų. Tai man jis iš tikrųjų sakė, tokio brando kaip nokas čia nėra, kažkokio laisvalaikių, tokių ypač vintažinių, įdomesnių rūbų nėra. Ir šiaip matau, kad tokie labiau panašus į dagestaniečius atsisupinėja į mane, žiūri, pamatė va Astrony Maikę, žiūri, kas čia per fighterius vaikšto. Tai manau, čia irgi reikia noko. Ne, Karolina? Taip. Reikia tikrai. Sportuojančių daug, klubų, daugybė, tai reikia kažką mąstyti. Tai šiandien keičiam viešbutį, varom kitą. Tai dažniausiai darom. Vienam viešbutį beveik niekad nebūna visos kelionės, varom per 2, 3, 4. Taip mums įdomiau, tai dabar varom kitą. Jau iš Palmės varom į Mariną, į truputį judesį. Tai šiaip Palmiai patiko, tik tai labai kamščiai dėli nuvažiuoti ir išvažiuoti. Tai apie 4 minučių išlysti iš ten reikia. Stoja kamščiai vienas išvažiavimas po vandeniu, tai pėstiesiam iš vis negalima iš Palmės išeiti, bent jau kiek žinau. Vis tiek kelionėse man kas smagiausia, tai varyti į džimus ir pasportuoti su vietiniais. Tai tikrai smagiausia veikla, neįsivaizduoju, ką galima smagiau paveikti. Visą laiką tą patį sakau. Tai, jeigu varot, kažkur keliaut ir sportuojat, tai būtinai varykit bent kartą į kokį nors džimą apsilankyti. Tai ir susipažįsti su vietiniais, kažką naują išmoksti. Siūlau visiems pastoviai traukti treniruotę į savo kelionę. Ir tiek. O dar keistas dalykas, ką darė po treniruotės, tai visiems atnešė energetinio gert. Tai irgi visas išprakaitavęs bile kiek. Tai atsigėriau to energetinio. Nežinau. Keistai biškiai atrodo. Gal vandens labiau reikėtų, ne energetinio po treniruotės, bet labai skanu. Šaltas gazuotas energetinis tikrai po treniruotės labai skanu, bet nemanau, kad sveika ir nelabai rekomenduočiau gal taip daryti. Bet nieks nenumirė. Nu, įvertinimas. Galėsim nuvalyti langus iš kitos pusės. Jaki. Aha. Dar truputį apie Čingizą. Tai kalbėjom šiaip apie jo formą, apie paskutinius pasiekimus, nes jisai visus geriausius nugalėjo. Sako, nebėra man motivacijos dabar net sportuoti. Uždėjęs svorio, sveria ten beveik 90 kg, kur šiaip kovojo už 7. Tai sako, nustojau, ne tai, kad nustojau, bet mažiau žymiai praleidžiu laiko su šeima. Sako, 95% sportas, 5% šeima. Ir visiškai koncentravosi į sportą ir, aišku, kai visą save įdedi, tai tokie rezultatai, nes, sakau, visus geriausius nuploja tiesiog. Ne šiaip, kad sukovoja, bet nunešė. Man tai jisai tikrai žiaurus. One of the best. Matai, aš taip žiūriu nepavarau, nes aš 95% šeimą praleidžiu. Aš labai džiaugiuosi. 5% pasportuojant, ką tu gali pavaryti. Tai va. Reikia prioritetus susidėlioti, jeigu nori būti kietas. Normalių žmonių burrito, tokio dydžio.
O mano to, žiūrėk. Visko prisidėjau, kas įmanoma. O dievo, kada persiklai bais. Kuris? Eik tu. Arba tavo... Taip, prie viešbučių tokią modelį. Ramiai. O bičiukas valo teliką. Modelis. Dažnai kaip... Pakreip ranką, vieną čia, pašyk rankas ir per išties. Ai, pala, tu kairę ranką. Tai tada... Pamanį gal užsimodau gal... Neblogai. Nu tikrai, kaip sakai, toks bowlingas įdomesnis biškai. Dabar sausio 31 sekantis. Ai, tokie čia dažnai. Gausim dubajetiško šinkščiako. Esu Amerikai valgęs rimtas burgeris. Tokia salytė viešbučio. Neblogai atrodo. Future. Namie su Matėjuku. Jo, aš tai jos tik paklausiu tą. Saulytė, kur močiutė? Kur močiutė? Kur mo? Mo, jo.
Kur? Kur au? Kur? Kur au? Lekiam į uostą, mūsų kelionė baigėsi. Tai koks Dubajus didelis, žmonių belekiek, oras nešvarus, į dykumos nenuvarėm, nes tingėjom, vizų nenuvarėm, nes tingėjom. Šiaip susitikom su draugais. Dubajus patiko, man labai patiko, Karolinai mažiau, bet sakė, gyventi tikrai čia nenorėtų. Aš tai iš bėdos. Visur gerai, bet namie geriausia. Viskas atrodo nice, aišku, čia reikėtų dar daugiau laiko praleisti, turbūt, kad susipažinti, bet smagu. Tai kaip visada, vienam iš pakomentavusių padovanoju Noko marškinėlius, tai šį kartą marškinėlius laimi. Sveikinu ir iki kitų video.